Šiandien man kalba apie tai, kas dažnai lieka už kadrą. Ne gydymo kokybė, bet kaip žmogus jaučiasi klinikoje. Ar gali šypsena būti svarbiau nei logotipas? Ar svarbiau pasitikėjimas, o ne blizgesys? Apie tai, kaip finansiniai sprendimai padeda žmonėms pasijusti saugiau, kalbame su Imbank pardavimų departamento vadovu Donatu. Ir apie tai, kaip medijų kalba gali kurti ryšį, o ne tik įvaizdį, kalbame su Expert Media vadovu Žygimantu. Tai sveiki vyrai. Labadiena. Pradėkim turbūt nuo esminių dalykų, tai yra baimės. Tai pacientų baimės. Kur jos gimsta? Žygimantai, sakyk, kodėl žmonėms taip dažnai baisu kreiptis į gydytoją, net kai reikia pagalbos? Ar čia ta baimė kyla iš komunikacijos, iš tono ar gal vaizdų? Tai žinai, tą vieną baimę iš tikrųjų nepasakysi vieną, kokia jinai yra. Kiekvieną mes ją turim skirtingą. Medicina iš tikrųjų nepasižymi, ta prasme, tokiu kaip malonumu, ne? Tai dažniausiai mums asocijuojasi ypatinga odontologija su skausmu iš praeities, bet pagrindinis galbūt faktorius tai yra galbūt baimė, tai yra skausmui, tu nežinai, kas tavęs laukia. Kitas dalykas yra nauja patirtis su nauju žmogum ir fizinis kontaktas. Tai ir svarbu, aišku, taip pat yra ir kitos baimės, ne? Tai yra kainų klausimas, kas šiandien yra iš tikrųjų opu, nes medicina iš tikrųjų kokybiška, jinai nėra pigi ir jeigu mes norim suteikti kokybiškas paslaugas, jos kainuoja ir kainuoja iš tikrųjų nemažai. Tai čia galbūt yra tų baimių yra daug, iš tikrųjų vienos apibrėžti yra labai sunku, iš tikrųjų yra galbūt ir neįmanoma. Bet aš sakyčiau, tokie gal pagrindiniai šitie trys yra pagrindiniai dalykai. Bendrai turbūt kalbant apie kainas, tai čia turbūt gera vieta įstoti ir Donatui šitoje vietoje. Tai ir klausimas tau, kiek dažnai žmonės šiaip iš tikrųjų stabdo ne gydymo, o kainos baimę ir kaip šią baimę mažina medicinos lizingas, pavyzdžiui. Žygimantas gerą palietė kampą baimę kainai. Tai kaip tik teko pasidomėti tyrimų ir tyrimo metu buvo atskleista, kad 60% pacientų bijo tos kainos, kurią gali išgirsti sužinoję klinikoje. Tai ką tai rodo, kad žmonės jau ekspektina arba nusiteikę yra, kad ta kaina bus didesnė negu gali būti tų santaupų. Ir įdomumo dėlei pasižiūrėjau, kaip tai atrodo per kliento prizmę, tai kiek kainuoja implantas ir reiškia sudėtinga rasti tą teisingą atsakymą. Kai aš kaip ne ekspertas, kaip galutinis vartotojas atsidarau, žiūriu keletą kainų nuo 550 eurų iki 1500. Ne? Tai žinant, kad Lietuvos vidutinis atlyginimas yra 1430 eurų, tai ta baimė ir atsiranda iš to. Tai čia tokias nugaunasi disbalansas labai didelis, kai pagalvoji, kokia kaina yra turbūt odontologijoje, ne, ir kokia ta vidutinė alga žmogaus. Matot, dar gali būti toks ir vienas dalykas, opus galbūt, kad tu nežinai, kiek yra kainuos, ne? Tai šiuo atėjus į parduotuvę, tu tarkim, jeigu matai produktą, tai labai aiškiai matosi kaina ir visa kita. Gydyme ta kaina gali būti įvairialypė, ne? Nes tu iš tikrųjų, galbūt, tarkim, pavyzdys, imkim pavyzdį, ne? Neturi danties, ne? Žmogus pamatė kainą, tarkim, 500 eurų, ne? Tai vienas dalykas, kad kaina yra toks relativus tenais dalykas, nes yra daug kitų dalykų. Nu, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, tu ilgiau laiko, tarkim, nesprendai tos problemos ir tu vaikščiai be danties, tirpo kaulas, natūraliai reikės ir kaulų papildinį padaryti, ne? Tai reikės kaulo. Tai papildoma kaina ir tada automatiškai jau reikia ją jau pripliusuoti. Tai jau gydymo kaina nebesigauna 500 eurų, ne? Tai jau gaunas kur kas daugiau. Implantas, vėl yra skirtingų implantų rūšių ir gamintojų, kainos jos irgi vyrauja skirtingos, ne? Yra geresni, prastesni, galbūt tie patys implantai, šiaip visi yra jie geri, bet pats pagrindas yra, kad implantas yra implantas, bet dar plus po, tarkim, 3 ar 6 mėnesių reikia dėti proteziuką, ne? Vėl tada papildomai gaunas. Dėl to pacientas iš tikrųjų nežino iki galo, kiek jį visgi kainuos, tada automatiškai atsiranda stresas. Ir šitoj vietoje visų pirmiausia, ką reikia pasidaryti, tai, manau, pasidaryti kokybišką konsultaciją su gydytojais ir tada iki galo viską išsiaiškinti, ne? Ir tokiu būdu tą, kaip sakyt, kainos klausimą, manau, labai lengvai galima išspręsti. Tai čia yra galbūt tas gydyme labai svarbus momentas.
klausimas. Yra klinikų, kurios atrodo labai prabangiai. Ne? Jausmas, kad ta klinikos kainodara bus proporcinga tam eksterjerui, kuris kviečia. Ir ar tai yra iš tikrųjų etiketė kokybės, ar vis dėlto ta kaina, kaip man suprasti, nes yra baimės, kad tu atitinkamai ir mokėsi už tą eksterjerą. Nors aš kaip pacientas ateinu kokybiškos paslaugos ir gydymo. Tai interjero tas prabangos rodymas ar tam tikras galbūt, tai nėra faktas, kad ir kaina bus didesnė. Čia yra iš tikrųjų pačios įstaigos pozicionavimas ir patikimas savęs pacientui, kad jisai, kaip sakyt, galėtų, vieni labiau orientuojasi į komfortą, kiti nesifokusuoja į komfortą. Ne? Vieniems yra svarbu, kitiems yra nesvarbu. Bet yra, pavyzdžiui, man iš tikrųjų, tarkim, man kartais man patinka komfortas, ne? Man patinka ateiti į švarias, gražias patalpas, galbūt geroj lokacijai, patogiai ir su geru servisu būti aptarnautume priimtam. Ir faktas, aišku, kaina irgi taip pat svarbi, ne? Ar tai įtakoja labai medicinos srity, negalėčiau tai sakyti, kad taip, labai stipriai įtakoja, gal kažkiek tais yra, kainos skirtumai yra skiriasi, bet tai yra ne faktas. Gali vietomis net ir geresnėse klinikose, ir gražesnėse klinikose yra, tarkim, tikrai kainos yra mažesnė. Ir šitoj vietoje mes galime tikrai drąsiai teikti, kad tai nėra tos, kaip sakyti, standartas. Ne? Čia daugiau požiūris, ne? Kad ir tavo pasirinkimas yra, jeigu tu nori, vieni mėgsta prie, galbūt, tarkim, vieno stiliaus, ne? Vieniems yra svarbu, kitiems yra nesvarbu. Čia yra žmogus pasirinkimo laisvė ir jisai renkasi. Tai aš renkuosi galbūt modernesnės klinikas, gražesnės, gal kažkam tai nėra svarbu. Tai čia jau yra pasirinkimo laisvė. Štai manyčiau. Bet kadangi tas, galvoju, konkurencingumas yra nemažas tarp odontologijos klinikų, tai dabar turbūt tenka pastebėti, kad estetika yra vos ne didžioji dalis klinikų turi tą estetiką, pavadinkim taip galbūt. Ar vis dar yra, pavyzdžiui, tų tokių, kurios, kaip ir šiandien dienai visko yra, jeigu taip žiūrint, visko yra pilna ir visko yra labai daug, bet estetika, vėl supraskim teisingai, mes gydom pacientus, ne? Estetika, ne estetika, bet svarbiausia yra higiena. Tai mums svarbu turi būti tas, ne? Jeigu jūs atėjot į, įstaigą ir tenais, kaip sakyt, to sterilumo nėra, tai, tikėtina gali būti vienas iš signalų. Bet daug ką pasako ir apie patį gydymą. Aš manau, kad jo. Manau, kad jo, bet negalime klijuoti etikečių. Tikrai negalim, yra tikrai ir ten viskas yra gerai, tik tai reikėtų iš tikrųjų tos dalykus atkreipdėmės. Smagu girdėti, kad prabangioj vietoj, prabangiai atrodanti klinika gali turėti labai artimą kainodarą ir vidutinę segmentą klinikų. Čia galbūt dar, kaip yra galbūt ir klinikų verslininkų yra požiūris, ne? Požiūrio klausimas. Tai kartais galima ir nuskaityti požiūrį, ar jisai nori jis nori suteikti kokybiškai, ar jis labiau nori suteikti vidutiniškai, ar tik tai prastai, ne? Tai kai kurios klinikos investuoja į tai, kad jaustumėtės gerai, kiti neinvestuoja, nemato tame reikalo. Bet vėl, čia yra kiekvieno strategija skirtinga, poreikiai, lūkesčiai pacientų yra skirtingi, tai negalima, kaip sakyti, nieko klijuoti ir nieko negalima teikti. Tai pasirinkimo laisvė šiandien yra visiems skirtinga ir visi nevažinėjom su vienodais automobiliais, nevaikštom su vienodais batais ir vienais drabužiais, ne? Tai renkamės patys, kas yra geriausia. Tai grįšiu vėl prie to vidutinio atlyginimo ir vidutinės finansuotos sumos. Tai vidutinis medicinos lizingo, būtent odontologijos sektorių, jeigu imtume, tai vidutinis krepšelis yra 2900 eurų. Ką tai reiškia? Vidutiniam žmogui apie 2 jo atlyginimų į rankas, ne? Tai visai jautri tema, ypač čia kalbam, reiškia, jeigu nėra didelės apimties, ne, tai žmogui reikia jau planuoti, tokius pirkinius planuoti ir vat, ką pradžiai minėjo Žygimantas, kad ar tikrai apsimoka atidėti, ne.
vargu Nes kaina vis auga, tik tai Vargu bau, jo. paskui. Tikėtina, kad atidėsi šiandien gydymą, rytoj neužteks tų 2900, Taip. reikės daugiau. Tai va. Tai aš manau, kad, žinai, vienas galbūt iš tokių papildinių, kad mūsų kaip klinikų, ne, turėtų vienas būti yra iš tikslų, tai yra padėti pacientui, ne. Tai tas iš tikrųjų, aš taip sakau, mes čia vadinam leasingas, atidėtas mokėjimas, gal leasingas toks žodis yra gana baisus, ne šiandienai, bet imkim, sakykime, atidėtas mokėjimas. Tai šiandien dienai, taip, turėti po pagalbę, tarkim, tos pačius 2900, ir iš tikrųjų, ne visi tą turim, žinai, ir iš tikrųjų sunku yra gal net ir didesnės sumas sutaupyti ir turėti. Tai tokiu atveju klinikų tas tikslas yra padėti pacientui, ne, pirmųjų vietų. Tai medicina žmonės studijuoja, ar baigia studijas, arba klinikinį darbą dirba. Tikrai, aš manau, nėra pagrindas pinigai, bet pagrindas yra galbūt pagalba žmogui, ne, pirmoje vietoje. Po to jau, kaip sakyt, natūraliai reikia suprasti, kad gydymas kainuoja, ne, kainuoja medžiagos, kainuoja asistentai, kainuoja gydytojai, kainuoja išlaikymas nekilnojamo turto ir negali tu padaryti, ne, pigiau. Ir tokiu atveju, manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų šiandien dienai, ką mes stengiamės kaip marketingo specialistai atlikti, tai reiškia, kad panaudoti tą instrumentą su pagalba, su pasiūlymu pacientui, kad tu gali visgi tą įpirkti, ne? Ir šiandien dienai tai yra pasiekiama, nes, žinai, gal atidėti, tarkim, automobilio pirkimą tu gali. Gal tu gali būsto pirkimą atidėti, bet kai yra susijęs su sveikata, čia labai jautrus dalykas, iš tikrųjų, ir tai yra patampa iš tikrųjų sunku, mane, ir tiesiog reikia kažkokius sprendimus taikyti. Tai va čia pagrindiniai dalykai. Čia labai teisinga, gerą temą tokią palėtė tą klinikos misiją padėti, nes irgi kaip tik labai norėjau klausti, kaip manai dėl to balanso, sakykime, tarp reklamos ir grinai to pardavimo siekio iš klinikų ir to rūpešio. Kaip tu matai, kadangi vis tiek dirbi su šitą rinką, tai ar balansuoja, ar dar vis disbalansas kažkoks juntamas yra? Kaip sakyt, reklama tai irgi žodis yra labai toksai svyruojantis, ne? Jis nėra galbūt iš teigiamos pusės. Bent jau kaip aš žiūriu iš savo perspektyvos, kad mano tikslas, tarkim, iš esmės būti arčiau paciento, ne? Mano tikslas yra arčiau komunikuoti informaciją, kad kur nueiti, kur nukreipti ir kokias galimybės mes galim suteikti, ne? Iš esmės tiem žmonėm, kuriem reikia. Tai pagrindas veikia per tai, kad būti arčiau pacientų, ne? Tai stengiamės iš tikrųjų komunikuoti tą taisyklingą informaciją ir sukurti vertę ir naudą tam, kad galėtume išspręsti vieną arba kitą problemą. Ne? Tai tiesiog galbūt čia pagrindiniai tokie yra dalykai. Klausau, įsigilinau ir Laurino klausimą į tavo atsakymą ir galvoju, pabandysiu perfrazuoti kitaip jo klausimą. Okay. Ieškodamas šiandien implanto kainos, radau nuo 500 eurų iki 1000, gal 4 ar 500 eurų kainą. Tai klausimas, ar tos klinikos daugiau marketingo akcentą turi, ar gydymo akcentą? Tai šiandienai net galima iš tikrųjų net nerasti net ne 500 kainą, galima rasti ir mažiau. Tai visą laiką aš iš tikrųjų galbūt iš tos pusės ne tiek žiūrėčiau kainas, bet pasižiūrėčiau kur kas plačiau. Ne? Tai yra ne tik tai galbūt pačių kainodorų klausimų. Čia irgi toks patarimas galbūt patiem pacientam, kad kaina čia toks labai reliatyvus dalykas. Tai visą laiką rekomendacija yra pasirinkti galbūt ne tiek pasiskaičiuoti kainą su viena klinika, vienas iš momentų. Kitas momentas, kad kaina tai nelygų kokybė. Tai labai svarbu daugiau galbūt klausyti pačių gydytojų, ne? Visų pirmiausia. Kitas momentas galbūt, kaip sakyt, pigiausia tai nėra geriausia, bet brangiausia irgi nėra geriausia, ne? Tai reikia žiūrėti tą tokią viduriuką. Tai čia gal toks būtų pagrindiniai tokie dalykai ir plus yra kitus dalykus reikėtų vertinti, ne? Reikėtų vertinti atsiliepimus, ne? Tos pačius, ne? Tai kartais ten gera kaina. Okei, kaina gera, viskas tvarkoja, lokacija patogi, bet ar tikrai, ta prasme, ten yra viskas okei. Tai reikėtų truputėlį daugiau. Tai kaip vyksta komunikacija, ar teigiamai, neneigiamai, kokie yra atsiliepimai, kas per gydytojai, kokias technologijas naudoja, ne? Galbūt kažkokius gydymo metodus naudoja. Čia reikėtų žiūrėti iš daugiau platesnį vaizdą, ne kiek tik tai tą kainos klausimą, ne? Tam, kad gauti gerą, kokybišką paslaugą, kuri iš tikrųjų tau
tarnautų visą gyvenimą. Okay. Čia Donatai, aš gal irgi tartai Taip. greitai. Greta dar vienas Vis, Vis patraukė, žinai, mane. taip. Taip, nori dar vieną paklausti. Viskas gerai, dar tik tai Donatai greitai, tau irgi tą pačią temą, aš galvoju, turbūt irgi iš to rūpešio, ne, ir tiek ir rūpešio, ir pardaviminės prizmės, turbūt čia irgi leasingas yra ta dalis, kur yra pakankamai turbūt to aiškumo, ne, šitoje vietoje, tai turbūt irgi galima sakyti, kad prisideda ta leasingo dalis. Tai aiškumas finansuose. Iš esmės didžiausia rūpestį ir galvos skausmą, su kuriuo tau sunkiai seka susigyventi, tai neplanuotom išlaidom. Tai iš esmės, jeigu tu gali susiplanuoti savo išlaidas, aš sakyčiau, gal suma nėra problema. Problema yra, jeigu tau ta suma atkeliauja netikėtai šiandien, kur tu esi nepasiruošęs ir tau tada reikia priimti greitą sprendimą, kas ir dažnu atveju gali būti ne pats geriausias ir finansinis sprendimas. Ne? Tai tu gali, čia yra daug būdų, kaip pasirinkti tą mokėjimo dalim, gali nueiti ir tiesiog pasiskolinti tų pinigų, pasimti kreditą ar dar. Tai kada tu pradedi planuoti savo išlaidas, žinodamas, kokia tai yra suma ir jeigu iš finansinės pusės labai geras akcentas yra, kad yra klinikų, kurios taiko nemokamą leasingą. Tai čia svarbus momentas, bet yra žmonių, kurie turėdami galimybę pasimti nemokamą leasingą, vis viena renkasi pasimti standartinę kainodarą ilgesniam terminui su tiesiog mažesnė mėnesinė įmoka, kaip pavyzdys būtų nemokamas leasingas, atidėtas mokėjimas, po 150 ar 200 eurų per mėnesį, bet tu išsiskaidai į 3 metus, moki po 30 eurų, kas tau visiškai neturi jokios finansinės naštos ir su tuo įsipareigojimu gyventi lengva. Gerai palėtė tą temą, kad iš tikrųjų, ką kartais reikėtų ir patiems pacientams, ta prasme, iškomunikuoti, kad šiandien dienai yra pasiūlymų tikrai daug, ne? Bet kartais iš tikrųjų, ko aš, pavyzdžiui, žiūriu iš ir savo draugų, aplinkos ir tėvų, tai kartais yra iš tikrųjų tingima paieškoti informacijos. Ne? Tai šiandien dienai tikrai galiu patikinti, kad yra klinikų, kurios ir su nuliniam palūkanom padeda pacientam pasiekti rezultatą. Tam, kad nedelstų to gydymo, tam, kad padėti pacientui, nes po 2-3 metų tau kainuos dar brangiau. Nes tos problemos niekur nedingsta. Jeigu tu jų dabar neišsprendi, po kelių metų tu jas turi daug didesnės. Nes, viskas juda į priekį. Grįžti prie pirminės temos. Tai klientui svarbus, mes esam iš esmės tik vienas iš atsiskaitimo būdų, kuris jam yra patogus suvaldyti neplanuotus pinigų srautus. Tai faktas, kad klientui rūpi, kokią finansinę įstaigą jį finansuos. Ar tai bus greitas kreditas, ar tai bus medicinos leasingo produktas, tai atitinkamai ir kainodara skiriasi. Tai tas, sakyčiau, lojalumas kliento parodo, ar finansinis partneris yra tinkamas ir gerai ekspertiškas toj vietoj. Mūsų atveju tai mes turime atskirą produktą medicinos leasingui, tai kur atskiria nuo kitų dalių, tai jisai visiškai kitoks yra negu automobilių finansavimas arba ne elektronikos finansavimas, nes suprantam, kad yra kitokie klientai, kad terminai kitokie, tai leidžia klientui turėti produktą artimesnį jiems, patogesnį jiems, tai. Tai aš galvoju, kad mažiau būtų baimė, daugiau smagumo, tai pažaiskim žaidimą. Žaidimas yra toks, kad turim 8 klausimus, per daug negalvokit, atsakymą greitai kiekvienas pasakykit ir einam toliau prie kito klausimo. Okay. Gerai? Okay. Tai galim startuoti. Daktaro šypsena ar klinikos logotipas? Daktaro šypsena. Daktaro šypsena. Atsiliepimas Google ar draugo patarimas? Draugo patarimas. Google. Okay. Socialinis įvaizdis ar gražus pavadinimas? Gražus pavadinimas. Įvaizdis. Labai gerai. Sumokėti 500 eurų iš karto ar 50 eurų per 10 mėnesių? Manau, kad 500 eurų per 10 mėnesių. Nes
teisingai skaičiuoti, jeigu pabrangimo. Ar jūs mane nesakėte? Sakykime, šitas Taip. buvo teisingai. Vizitas dabar ar dar vieną savaitę su skausmu? Mano vizitas dabar. Ne, vienareikšmiškai. Palikti atsiliepimą ar tyliai džiaugtis, kad išgyvenai? Tyliai džiaugtis. Nu, bet jeigu bloga patirtis, tai aš palikiu atsiliepimą. Gerai. Klinika su akvariumu ar su nemokama kava? Gal su akvariumu. Aš irgi su akvariumu. Visai gražu. Stresas. Gerai. Nebeini. Kavos nereikia, okei, Jo. supratau. Daktaras su humoro jausmu ar su labai rimtu veidu? Manau, kad su humoru. Tik tokie. Taip. Gerai, tai klausimai baigęs, bet iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, su to paskutiniu daktaras su humoro jausmu ar su labai rimtu veidu. Kodėl, pavyzdžiui, su humoro jausmu, o ne rimtu veidu, nes atrodo kaip tik sąlygotų į tai, kad jisai daugiau gal žino patyręs, bet labai įdomi perspektyva būtų iš jūsų. Čia yra galbūt, žinai, toksai žodis baimė, ne? Tai Taip. kai tu bijai, vienareikšmiškai, kad baimė yra toks dalykas, kad be baimės mes tikėtina nebūtume, aš šis taip kartais pagalvoju, kad be baimės mes tikėtina nebūtume gyvi, ne? Tai pat aš tokia turiu savo filosofiją, kad baimė yra gerai, ne? Normalu ir visa kita, nes jeigu jos nebūtų, tai mes tikėtina, kad iš balkonų iššoktume, nes mes nebijotume, ne? Taip. Bet kai tu ateini pas gydytoją ir tai yra, jisai biški duoda, kaip sakyt, to paprastumo, ne, duoda kažkokį ir humoro, turi gerą jausmą ir duoda vieną kitą juokelį, tau automatiškai yra kitas jausmas, ne, ir tu pasimirši apie baimės. Tai manau, kad šiandien dienai tas baimės dalykas yra toks labai relatyvus. Tai dažniausiai net ir, pavyzdžiui, kai mes dirbame medicinoje, tai darom irgi apklausas, tai po antro vizito pacientai pradeda nebebijoti. Ane? To tik kodėl? Nes jis sako, tu čia bijoti. Ane? Nes jau pamatė, tai yra išankstiniai nusistatymai. Tai yra esminis dalykas, galbūt išankstinių nusistatymų neturėjimas ir humoras yra šiandien dienai ir paprastumas galbūt tas pats yra, manau, pacientus juos ramina ir iš tikrųjų sukuria tam tikrą komfortą ir tam tikrą, kaip sakyti, naudą. Jei dabar klauso žmogus, kuris dvejoja, eiti ar ne, pirkti ar ne, ką jam pasakytumėte? Tai žinai, galbūt aš tiesiog galvoju gal iš kitos pusės, ne, tarkim, jeigu reikėtų, galbūt, ką pasakyčiau savo mamai, ne, imkim per tą prizmę, ne. Manau, kad pirmas dalykas, įsivertinčiau apsitai klinikos požiūrį, ne. Tai tikrai paklausčiau požiūrio klausimą, ne, koks jūsų požiūris yra į gydymą. Čia labai daug gali iš tikrųjų gauti atsakymų, kas kaip yra. Tada manau, kad labai svarbu, ar stengiamasi dėl to paciento, ne, ar kūriamos tam tikros priemonės, kad jisai galėtų tai gyvendinti savo svajonę arba įsigyti tą paslaugą kokybišką. Ne. Tai pastangas jūs galite matyti per daug skirtingų dalykų, ne, tai šiandien dienai ar tobulėjimas vyksta tam gydymo procese, ar visgi net tas pasitikimas, ne, yra su šypsena ar nesu šypsena, ar su malonumu, nemalonumu ir panašiai. Ir galbūt pagrindinis toksai, kaip sakyti, tikėti širdim, ne, tai ar visgi čia ar ne čia. Man galbūt toks būtų patarimas mamai ir skaičiau, galbūt viskas ok. Aišku, taip pat ir pasidaryti namų darbus. Vienareikšmiškai tą dalyką reikia. Nori, nenori, aš manau, kiekvieną daiktą, ar ten paslaugą perkant, einant kažkur, skaitykit, žiūrėkit, nagrinėkit, ieškokit atsakymų ir bandykit kalbėtis ir konsultuotis. Nežinau, kaip Donatas iš tikrųjų, kaip jisai pagal ką renkasi. Aš kažkaip man patiko ta vidury mūsų pokalbio ta tema apie kainą, kaip pasirinkti kliniką. Ką bandėjai atsakyti į klausimą ir aš suprantu, kad aš dažnu atveju esu linkęs mokėti daugiau, jeigu aš suprantu, už ką moku. Ne? Tai ko tik nedarau, tikriausiai tokio teisingo monitorinimo. Ne? Jeigu aš praeičiau kaip klientas ir klientai gebėtų praeiti 2 klinikas ar 3, susirinkti skirtingas nuomonės ir dažnu atveju tikriausiai pasirinks net sumokėti brangiau, nes specialistas jam iš esmės teisingiau išaiškino, pardavė gal ir brangesnį implantą, bet tu supranti, už kokią vertę tu perki. Tai... Bet reikia čia, ta prasme, imkite dar, žinai, ne implantus perkam, ne, perkam gydymą. Implantai yra dedamoji dalis.
Bet gal dabar galvoju, žinai, bet irgi taip pabaigai, kad ar dėl manęs stengiasi. Va čia esminis dalykas, ar dedamos yra pastangos, ar gaunu priminimus, ar gaunu paskambinimus, ar dėl manęs, ar paklausia kitą dieną, o kaip tu jautiesi? Atrodo smulkus dalykai, ne, bet man galbūt tas rūpėsis. Vat imkim taip, ar tavim pasirūpinu ar ne. Ir aš manau, kad jeigu jaučiamės to ir turim dėmesio ir mumis rūpinasi, manau, kad tai yra teisingas kelias, link kurio reikia judėti. Tai čia yra pagrindiniai galbūt momentai. Taip? Tai tik tai belieka tik pritarti ir tikėkime, kad po šito pokalbio mūsų atsiras daugiau žmonių, kurie vis dėlto išdrįs ir kurie nedrįs ir galės jau nueiti pas tą gydytoją ir pasirūpinti svarbiausių mūsų turtų sveikata. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums.